Šaltuoju metų laikotarpiu gerokai išaugus sergamumui gripu ar ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ženkliai sumažėjo kraujo donorų aktyvumas. Jeigu ir toliau per dieną stacionarius punktus aplankys mažas skaičius donorų, gali būti sunaudotos visos sukauptos atsargos. Tad Nacionalinis kraujo centras kreipėsi į šalies gyventojus. Esant galimybei ir jau pasveikus nuo peršalimo ligų, prašoma kuo skubiau atvykti į artimiausius kraujo donorystės padalinius visoje šalyje bei paaukoti kraujo. Centro duomenimis šiuo metu labiausiai trūksta pirmos rezus teigiamos ir neigiamos bei antros rezus teigiamos ir neigiamos grupių kraujo. Sumažėjęs kraujo donorų aktyvumas labiausiai pastebimas Pajūrio regione. Skaičiuojama, kad šių kraujo grupių atsargų turėtų užtekti 2 dienoms, teikiant kraujo komponentus gydymo įstaigoms įprastų režimų. Nacionalinis kraujo centras kreipėsi į tuos gyventojus, kurie šiuo metu serga. Jie raginami nelikti abejingais ir vos tik pasveikus bei praėjus reikiamam terminui po pasveikimo atvykti į artimiausią kraujo centrą paaukoti kraujo. Kiekvieno donoro pagalba yra neįkainojama. Vienas apsilankimas artimiausiame kraujo donorystės padalinyje trunka tik 20–30 minučių, o vieno donoro paaukotas kraujas gali prisidėti prie 3 pacientų gyvybių išgelbėjimo. Centras primena, kad kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų. Vyrai per metus gali duoti kraujo 6 kartus, o moterys 4. Gali būti taikomi tam tikri apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai įvykusios operacijos.